su kuo mes šiandien bandysim. Tai viskas, ką reikia turėti. Nu ir dar telefoną. Galima planšetę, aišku, bet telefonas lengviau. Čia kelioninis variantas, tai reiškia kojytės didesnės, kurios yra didesnės. Čia viduje yra visai mažytis. Bet va visas teleskopiukas ir, kaip sakoma, į kelionę pats tas. Gerai, tai po biškį tada surėm. Ir toks. Mini kojytės, tokios, kurios galima iš karto. Ir galima turėti savo kitas. Čia yra papildomos su atrodo. Čia aš prieduką tiesiog įdėjus galima be jo, o tiesiog kartais būna, kad kitom kojytėm. Tai sakykim, nu, viskas, visa konstrukcija, jeigu reikia, prasilgina. Viskas. Šitas variantas, jisai statomas kur nori ir darom viską toliau per telefoną. Gerai, statom. Nu ir viskas dabar. Valdymas per programėlę. Matom pajungimas. Labai paprasta viskas. Gerai. Atidarom dabar vat objektyvuką. Tai reiškia, va jisai išlenda. Nusislinkam, reikia. Tokį vaizdą turim. Perjungiam ant kitos kameros ir daromos paprasčiausiai timelapsas. Viso, sakykime, peizažą kartu. Daugiau, aišku, dienos metu taikoma, bet galima kažkiek, kiek apšviestumo ten matosi, ne visai tamsuoja, jeigu normaliai, sakykime, fokusuojas ir padaro timelapsą gražų.